Parazitai, grybeliai sukelia tokius sutrikimus kaip odos problemos, žarnyno problemos, regėjimas, atmintis, jau nekalbant apie vėžį. Kovoje su parazitais dažniausiai minima ciberžolė kaip praktiškai efektyviausia priemonė. Ciberžolės poveikis yra dėl ten esančios medžiagos kurkumino, kuris saugo žarnyno sieneles, naikina parazitus, grybelius, mažina cholesterolį, blogąjį cholesterolį, balansuoja gliukozės kiekį kraujyje. Ir atrodo labai paprasta. Daug yra gerų receptų su ciberžole, sumaišiau su medum ar su pienu, pasidariau kokteilį, geriu kasdien ir jokių problemų. Tačiau yra toks dalykas, kad būtent reikia suvartoti ypatingai daug ciberžolės, kad gauti tą reikiamą kiekį kurkumino. Man teko susidurti su tokia situacija, kai buvau Indijoje, ten visur jie deda labai daug ciberžolės į maistą, matyt todėl, kad dėl karšto klimato pas juos daug įvairių parazitų ir jie naudoja šį produktą dideliais kiekiais. Ir tarkim, mano matomai nepripratusiam skrandžiui pradžioje man paleisdavo vidurius net iki pykinimo, iki skrandžio sustojimo. Aš galvojau, kad atvažiavus į Indiją aš pasigavau kažkokią bakteriją galbūt, bet pabuvus antrą, trečią kartą aš supratau, kad tiesiog aš negaliu tokiais kiekiais toleruoti ciberžolės. Reiškia, ne kiekvienas gali jos daug suvalgyti, kad ir gauti tą reikiamą kiekį kurkumino. Todėl rekomenduočiau produktus su ciberžole. Neolife yra sukūrus tokį papildą Botanical. Šitas produktas turi savo sudėtyje ciberžolę, kurkuminą, gvazdikėlius, cinamoną. Taip pat turi chromo visą dienos normą, kas tikrai labai efektyviai veikia slopinant tą tokį nesveiką potraukį saldumynams.